Noriu pasakyti, kad... Nemunas nelaiko manęs įkvėptų viskas, ką sakau. Savo noru, turbūt. Mano vardas Ernestas Vyšniauskas, studijuoju KTU, dirbtinį intelektą, esu iš šokėjų žanro. Esu Emilija Lidžiūtė. Šiuo metu negaliu pasakyti, ką studijuoju, nes nestudijuoju. Aš mečiau matematiką, dabar esu mokslo saloje konditerį, bet kitais metais jūs mane pažinsit kaip architektą. Aš jums prižadu. Ir aš esu šokėja. Domas Nemeikšis, kibernetinės sistemos ir sauga. Iš vokalų. Mano vardas yra Augustas, aš studijuoju Kauno technologijos universitete dirbtinį intelektą. Aš esu Urtė Laučytė, studijuoju taikomąją matematiką KTU ir esu kapelos narė. Aš esu Gabija Puškevičiūtė, baigiau informatikos bakalaurą ir esu iš vokalo žanro. Mano vardas Liucija, aš esu Liucija Baltrūnaitė. Šiuo metu jau nebestudijuoju, jau esu baigusi pramoninės biotechnologijos studijas KTU. Esu iš vokalo žanro. Esu Gabija Liugaudaitė, studijuoju ekonomiką, esu pirmam kurse ir esu vokalų nuliukas. Buvo tos tokios kaip veiklų dienos, bet dėl ko nusprendžiau iš tikrųjų ateiti, kur buvo pirmakursė stovykla ir tenais atvažiavo Nemunas vakare ir miškelį pašokom ir buvo labai labai smagu. Tai tada supratau, kad labai norėčiau būti šito dalimi. Tėvų Nemuną nešė pakvietė mano senas geras draugas Nojus Stankevičius. Aš ir taip norėjau šokti, nes aš mokyklai šokau labai ilgai, 12 metų, nuo pirmos klasės. Ir kaip sužinojau, tai Matas, mano bernas, jisai atėjo pirmas ir aš paskui jį atbėgau. Aš atėjau į Nemuną, nes pastaruosius 12 metų šoku. Man šokti yra smagu. Nežinau, man tai yra menas, kurį aš patyriau ir vis dar noriu patirti. Į Nemuną atėjau, nes jau kurį laiką norėjau grįžti vėl prie dainavimo į chorą. Viena draugė, nemunietė, paskatino mane ateiti į vokalus. Tiesiog sužinojau iš savo gero draugo. Mes anksčiau šokdavom kitam kolektyve, kai buvom mokykloje, paskui jisai atėjo į Nemuną. Aš metais jaunesnis, jis mane paragino, paskatino. Taip, atsekiau, kaip sakant, jo pėdom. Daug esu labai iš tikrųjų girdėjęs, man močiutė yra labai daug pasakojus apie Nemuną, kadangi jinai yra susižavėjusi tuo. Ir iš tikrųjų labai visada norėjau dainuoti ir anksčiau esu dainavus chore. Nusprendžiau, kad kodėlgi nepabandžius ir į universitetą atėjus prisijungti prie Nemuno ansamblio. Norėčiau pabaigti studijas, o studijų metu pasiimti kiekvieną man duodamą galimybę. Sušokti dainų šventėje, o jeigu apie iš viso mano svajonę, gyventi gerą gyvenimą. Gyventi patogiai, pakankamai uždirbti pinigų, turėti šeimą, kad būtų laiko ir poilsiauti, kad ne visą gyvenimą dirbti. Nežinau, mano tikslas gal atrasti gyvenime laimę, galbūt pakeliauti daug gyvenime, nes tai atrodo labai įdomu ir smagu. Sudalyvauti dainų šventėje. Norėčiau turėti savo nuosavą verslą. Sekančiam stojime rugsėjį įstoti į architektūrą. Išlik Nemune. Tai iš tikrųjų Nemunas paliko didelį įspūdį ir teigiamą, bet kaip ir minėjau, tai labai draugiška visa bendruomenė, vadovai yra nuostabus ir entuziastingi ir nesvetimas humoro jausmas jiem ir tiesiog labai gerai leidžiamas laikas yra čia. Kadangi nesu niekada gal buvus tokiam dideliam ir įvairiam ansambliui, tas paliko tokį didelį wow, kaip čia viskas vyksta, viskas grynai tas užkulisių gyvenimas ir ypač kai šitie metai buvo labai jubiliejus ir šiaip daug visokių koncertų. Žodžiu, tik geriausias įspūdis paliko, didžiausia šypsena. Šeima didelė vieninga, kad visi labai vieni su kitais labai gerai sutarė ir kad yra tokių, kur jau labai ilgai tam Nemune. Tai man jie tokie visai įdomus žmonės yra. Iš tikrųjų labai geras įspūdis, labai šilti žmonės, kaip jaučiuosi tokia bendrija kaip šeima, visi bendrauja, visi, labai smagiai tikrai. Čia labai rimta organizacija. Aš galvoju, čia ateis, padainuos, čia nieko rimto, bet ne, visur keliaujam, visur filmuojame,
Japonija važiuoja pasirodo. Jo, aš maniau, čia bus paprastesnis toks, bet čia iš tikrųjų labai rimtas ansamblis. Labai šiltas kolektyvas, tiesiog labai smagu čia būti. Man įspūdį paliko labai gerą. Labai geri žmonės, gera atmosfera ir tikiuosi pasilikti Nemune ilgą laiką. Atėjau į labai intensyvų laikotarpį, kai Nemunas ruošėsi savo jubiliejui. Buvo daug ir šurmulio, ir daug šypsenų, ir daug juoko, ir daug darbo, ir daug muzikos, dainavimo, ir gražių šokių. Tai labai gerą įspūdį paliko, žmonės labai draugiški, noriai padedantis. Įsiminė Saulė, tada mes aš ją susipažinau, nes jinai irgi yra nuleikai, labai faina. Turbūt labiausiai padėjo žmonės buvo mūsų seniūnai, vokalų seniūnai, tai su jais labiausiai ir mes bendravom, turbūt todėl labiausiai ir įsiminė. Gal sakyčiau, jeigu iš Kapelos, tai Monika. Labai linksmas, šiltas žmogutis, visą laiką ateina, visą laiką pašneka. Galbūt Viltė, tiesiog labai šiltas žmogus, kaip ir visi kiti Nemune. Mūsų seniūnė buvusi Viltė, pakankamai daug bendravau su ją ir labai šiltas, motyvuojantis, mielas žmogus. Man labiausiai gal Mykolas, labai fainas irgi žmogus, draugiškas. Prieš mane vyras atėjo, tada aš jį dabar prisimenu, tai... Simonas, Nemuno seniūnas. Jau vienareikšmiškai turbūt Simonas būtų. Jis atrodo irgi toks, jei ką jis mokėtų išgyventi bet kokioje situacijoje. Galbūt Viltė, nes atrodo labai aktyvus žmogus, kad atsiradus bet kokiai situacijai sugalvotų, kaip iš jos išlipti. Čia labai geras klausimas. Tai aš neįsivaizduoju. Tikriausiai Vaiva, vien tai dėl to, nes aš geriausiai ją pažįstu iš visų nemuniečių. Turbūt pasimčiau kokį vaikinuką. Vis tiek reikės, taigi, ir kažkokį namą pasistatyti, ir valgyti, sugauti, sumedžioti, padaryti. Taigi nieko ten negalėsim nei nusipirkti, nei ką. Tai turbūt būtų protinga ir logiška pasimti kokį darbštą vaikinuką. Irgi Viltė? Arba net nežinau. Kažkaip dar atrodo, nepakankamai visus gerai pažįstu, bet... tikriausiai Viltė. Kažkodėl norėčiau sakyti, kad visus irgi nuliukus, kuriuos pats pažįstu. Tai ten šokėja Emilija, tarkim, aišku, Kapelai, Elvita, Ugnė iš orkestro. Tai tiesiog kažkaip atrodo, kad labiausiai su jais susibundinau ir tokius žmonės norėčiau pasimti. Tai aš Matą, nes jis yra stiprus vyras ir jis mane išgelbės nuo tigro. Aš irgi gal kartais išgelbėsiu nuo, nežinau, jūrų kiaulyčių, jeigu užpuls jį. Tai labiausiai turbūt šokti norėčiau geriau. Šitas reiktų pasitemti ties šito. Esu kažkada akordeonu grojus. Pati mokinausi. Tai visai būtų fun ir vėl išmokti. Norėčiau aukščiau iškelt natus, nes dabar yra tokių problemų, kad ne per aukštai keliu, tai... Tikriausiai savo socialinius sugebėjimus. Norėčiau būti lankstesnė, nes nepasiekiu savo kojų pirštų, kai atsistoju. Tiksliau pasilenkiu. Tai norėčiau patobulinti savo dainavimą. Labai mėgstu konditeriją, tai turbūt reikėtų ir tenai. Ten turbūt mažiausiai turiu dar patirties, tai tenai labiausiai reikėtų įgūdžių pagerinti. Iš tikrųjų, tai galbūt laiko planavimą. Taip, man Romai ir paskambins 2 kartus. Vienas buvo, kodėl repeticijų nelankau, antras, kodėl nevažiuoju į Duokim Garo filmuotis. Ne, prisidirbus kol kas dar nesu ir tikiuosi nebūsiu. Vienareikšmiškai ne, aš nieko blogo gyvenime nesu turbūt čia pridaręs per savo visus pusę beveik metų. Aš labai geras žmogus ir aš jokių nusižengimų nepadaręs. Aš sakyčiau, gal kažkiek ir esu prisidirbęs, kadangi mes turėjom koncertą, jubiliejaus koncertą, ir aš nelabai galėjau ateiti į repeticijas. Nelyg ir, turbūt ne. Koncerto metu buvo dainų, kurių žodžių labai gerai nemokėjau. Ką reiškia prisidirbęs? Koncertų metu prisipažinsiu, esu suklydus, tai nebauskit labai.
Ar esu prisidirbus Nemune? Esu pamiršus batus šokių, tai reikėjo šokti su bateliais. Nu, tais labiau koncertinės, todėl nes tie kiti repeticijų užmirti man netiko. Dar esu tą Nemunų šūkį šaukus. Visi ir visi nemuniečiai, visi labai kalba apie merginų ir vaikinų dienas. Tiek išgyrė, tai labai įdomu pamatyti, kas slepiasi už šitų durų. Iš tikrųjų laukiu patirti tuos visus didelius renginius ir ne tik tuos koncertus ir taip toliau, bet ir tuos pačius išvykas galbūt. Tai kai pradės į šokius statyti ir kad galėčiau varyti šokti. Va čia tikriausiai, manau, kiekvienas nulis labai šito trokšta. Į užsienį išvažiuot, šiaip esu mažai keliaujęs aplink pasaulį, tai su Nemunu teks keliauti ir... Turėti gerą laiką. Na, tai šiuo metu labai laukiu krikštynų. Vasaros metu, ar tokie kaip būna grynai nemuniniai renginiai, kai ten cepelinus kepo, ten su baidarėm plaukia, jeigu neklystu. Nu, tokių. Man labai patinka, buvo supažindinimo tokia kaip ir paskaitėlė čia Nemune. Labai patiko visokios šventės, čia jie turi visokių daug smagių, fainų švenčių, tai labai norėčiau jas patirti, taip ir moterų, vyrų dienos, cepelinbalis. Kažkas tokio buvo irgi labai fainiai atrodė tikrai. Jau atsakiau, jau galima išeiti, atsakiau jau viską. Baigiau! Ačiū už dėmesį ir viso gero.